Rimantė, jums puikiai pažįstama žvaigždė. Taigi, moters, žinoma, rankose visą laiką galime rasti ką? Rankinę. O rankinėje įvairiausių dalykų kasdienių moters rankinėje tikrai atsiranda. Todėl mums dabar belieka tik tai įsiaiškinti, kokius daiktus mes galim rasti ir kaip juos galim panaudoti sutikus agresoriui. Taigi, pavyzdžiui, yra pas tave rankiniai folga. Taip, kaip tik yra. Aš dažnai kepu pyragus, tai folga dažnai būna mano rankinuke, praktiškai visada. Jeigu pas tave yra folga, tu tą folgą trauki iš rankinės, iš karto ją darai va taip. Ir čia yra kaip veidrodėlis. Čia agresorius arba apakintas šviesos, arba tiesiog labai staigiai išvydęs save tikrai nustebs, nes kiekvienas žmogus, netikėdamas save pamatyti veidrodį ir pamatęs, gali dažnai nustebti. Šaudyklę. Žiūrėkit dabar, va. Matėt, iš karto agresoriai gali pataikyti į akį, tai yra kietas daiktas, folga kaip metalo gabaliukas, pažeidžiama yra ragena ir agresorius jau nebe toks veiksmingas. Toliau, jeigu folgos dar liko ir ne visai išvyniota, jūs šitą folgą tiesiog darot taip, tai atrodys kaip vėliavėlė ir agresorius gali būti suklaidintas, kad jūs norit duoti ženklą iš toliau ir jisai bandys žiūrėti tenai. O jūs tuo metu klijuojat jam akis ir iš karto agresorius nematydamas, dar kartą noriu, kad tikrai gerai žiūrovai matytų, Rimantė, užklijuotas akis tampa, jūs dar turit laiko jam užkabinti šitą juostelę metalinę. Tai kaip patys matot, agresorius nieko nemato. Matot, Rimantė? Žiūrėkit, pirmiausia, taip, jūs nieko nemato, galite net ir duoti jam ženklą ir duosit ženklą, jam atrodys, kad smūgis eina iš tos pusės ir iš karto jūs jam duodat smūgį, kuris nukenksmina agresorių. Toliau. Tai kas dar galėtų būti rankiniai? Rankiniai gali būti kokie nors, pavyzdžiui, apdovanojimai. Ar yra Kristoforas rankiniai? Taip, aš esu gavus Kristoforą. Kristoforas. Ką darom su Kristoforu? Įsivaizduokit, kiekvienas nori gauti Kristoforą. Taip, pasižiūrėkit, tai yra kryžius, taip, tai yra kryžius, o agresorius yra velnės. Rodot velniui kryžių. Viskas, kaip patys supratot, tiesiog... Jo, aišku, aš niekam netremčiau su juo. Be abejo, todėl mes ir einam dvasiniu keliu. Išėmėt 2 kramtomos gumos gabaliukus pagalvėlės. Kramtomą reikia demaskuoti, kitaip tariant, ją slėpti, kad agresorius nesikėsintų ją. Todėl jūs, kai imat pirmą gabaliuką ir antrą, rodot jam 2, šitą slepiat. Toliau. 2. Kodėl yra 2? Todėl, kad esate jūs, kovotojas ir agresorius. Jūs šitą metat, įsivaizduokit, ką agresorius darys. Taip, jisai norės jį pagauti ir dėti burną. Tuo metu jūs kartu dedat ir tai jau prasideda kaip kova, kuris greičiau sukramtys, kad galėtų išpūst burną. Per dvasinį, per meditacinį kelią į tai, kad nei vieno kūno judesių, tik energetika daryti veiksmą žmogui. Stebėkit. Pamatėt dar vieną galimybę nukenksminti agresorių. Kas dar galėtų būti rankiniai? Pavyzdžiui, distancinis pultelis nuo televizoriaus, tarkim, ar galėtų... Jo, tai visada pas mane būna distancinis. Distancinis pultelis nuo televizoriaus. Ką galim daryti su distanciniu pulteliu? Aišku, jis yra blizgus, jis daugam panaudojamas. Galim žiūrėti, galim taip įsivaizduoti. Yra pultelis, kurio funkcijos visos veikia. Agresorius ką norės daryti? Imt ir žinoma, imdamas jis paspaus mutę. Paspaudė mutę ir tada... Aš dabar kalbėsiu normalių tempų, jūs paimkite, prašau. Vyksta... Kadangi kiekvienas daugelis agresorių vis tiek yra džentelmenai, kaip ten bebūtų. Kas įdomu agresoriai? Visa tai, kas yra materialu. Žinoma, jam įdomu būtų ir paspaudus matyti vaizdą ekrane, bet šiuo atveju to nepavyks, todėl jūs jam tik tai rodot firmos pavadinimą, geriausia laikyti šią ranką, taip, nukreipdami dėmesį, jis dar ten pažiūrės ir tada automatiškai jūs ką darot, šitą ranką, viskas, agresorius nebegyvas. Yra dar kitas prieimo būdas, čia buvo viršutinis lengvesnis momentas, kad yra kitas lygas, rodot firmos pavadinimą, viskas. Pistoletą gal? Tu turiu. O čia yra agresoriaus priešas numeris 1. Kitaip tariant, draugas. Todėl priešas, kad jisai nori su juo susidraugauti, jis automatiškai norės jį visokiais būdais, kaip vaikas klups ant kelių. Jūs rodot pistoletą, jisai klaupia ant kelių, duodat jam palaikyti
Viskas. Piršto anspaudai liko ant agresoriaus rankos. Jūs matot, tai yra svarbiausias dalykas. Automatiškai šitas pistoletas yra nebe jūsų pistoletas. Čia yra pistoletas agresorius. Jūs suprantat mintį? Ar supratot mūsų kovos išmintį? Mūsų tikslas nėra panaudoti ginklą. Mūsų tikslas yra nukenksminti agresorių. Rimante, ar jums buvo koks nors atvejis konkretus gyvenime, realus susidūrimas su agresoriumi? Taip, man yra buvę gastrolių metu. Aš ėjau iš teatro, prie manęs prie kažkoks žmogus, paprašė užsirūkyti ir aš iš karto supratau, kad jau čia yra agresorius, kad jis agresyviai nusiteikęs prieš mane ir nori kažką man padaryti. Ką jūs, Rimante, darė tuo atveju? Oi, ką aš jam dariau, aš tiesiog paėmiau taip sutašė ir trenkiau. Ką? Išmintis byloja, kad jeigu erelis sklando virš kalnų, tai dar nereiškia, kad kalnas bus nulygintas. O jeigu ekskavatorius važiuoja link kalno, žinok, kad ten gali išdygti naujas rajonas. Čia prakirs. Rimante, pasidalinkit savo įspūdžiais, ką jūs šiandien išmokot, ar patiko? Visada patinka, kai yra galimybė sudalyvauti kažkokią veiklą. Žiedas aguanos, mėlynas baltas, skaičiai raudonas, mėlynas baltas, gundančio rudenio rankom sugeltas, koksgi iš tikro. Žiedas aguanos, mėlynas baltas, skaičiai raudonas, mėlynas baltas ir skaičiai raudonas, koks iš tikro. Žiedas aguanos. Gavome VIP žinutę, kurią aš turiu perskaityti. Linksmasis, dar pažiūrėsim kolektyvą, sveikina savo narį Audrių Bružą su gimtadieniu. O dar viena VIP žinutė, pats Audrius Bružas sveikina rytoj Balį Latėną su gimtadieniu. Prisideda ir dar pažiūrėsim kolektyvas. Toliau žinučių neskaitysiu, nes jos nėra VIP. Grimsta niuriom beprotystė neišlėja.